Tikrai labai nuoširdžiai sveikinu visą Kauno rajono mokinių, tėvų, mokytojų bendruomenę su mokslo ir žinių diena, su rugsėjo 1-ąja. Džiaugiuosi, kad šios mokslo metus pasitiks daugiau kaip 16 000 rajono vaikų ir mokytojų bus 1200. Šis rugsėjas neeilinis ir tuo, kad rajonas pasitinka atsinaujinęs savo ugdymo įstaigomis. Kas metai mokinių ir darželinukų skaičius didėja. Šiais metais į mokyklas atėjo 404 vaikais, tai yra 4% daugiau mokinių negu praeitais metais. Į darželį atidarėme 70 naujų laisvų vietų. Šiais metais rugsėjo 1-ąją duris atveria rekonstruotas, visiškai sutvarkytas Zapiškio darželis, Kolautos darželis, Ilgakiemio pradinės mokyklos patalpos. Šiuo metu taip pat vyksta darbai Girionių darželyje. Šitie darželiai jie pastatyti pagal šiuolaikinius jau reikalavimus. Visos erdvės įrašas ergonomiškos, vaikams pritaikytos. Mes norime, kad vaikai jaustųsi kaip namie, todėl visos erdvės gražiai išdekoruotos, supirkti nauji baldai. Abiejose darželiuose įrengti specialistų kabinetai, sensoriniai kambariai, kur vaikai ne tik tais galės ugdytis, bet galės pailsėti. Pritaikytos erdvės vaikams turintiems negalę. Šleinavos pagrindinė mokykla neturėjo ilgą laiką jokio stadiono. Mokiniai žaidė nepritaikios erdvėse ir šiais metais savivaldybė investavo, kad būtų įkurtas šiuolaikinis gražus stadionas. Taip pat šis stadionas bus atviras bendruomeniai. Šalia Raudondvario gimnazijos kuriamas stadionas. Jisai turbūt bus pats profesionaliausias mūsų Kauno rajono savivaldybei. Rangovai tikrai dirba ir darbas vyksta labai sparčiai. Kyla tribūna 1000 vietų, taip pat yra šalia vipinė tribūna, treniruoklių salė ir pres tam tikras kambarys ir sveikatos ir papildomos patalpos. Tai rangovas mums žada, Raudondvario gimnazijos stadionas turėtų būti darytas kitų metų rugsėjui. Kauno rajonas rugsėjį pasitinka ne tik atsinaujinę ugdymo įstaigos, bet ir su atnaujintų ugdymo turiniu. Pagrindinis strateginis tikslas tai yra teisingo švietimo kryptimi, o tai yra dėmesys kiekvienam vaikui. Kiekvienas turi gauti kokybišką švietimą. Tai yra pirmiausia atnaujintas ugdymo turinys ir rajone mokytojai tikrai pasiruošę, išklausę daug seminarų, konsultacijų, yra paruošti mokytojai ambasadoriai, buvo dirbta ir metodiniuose būreliuose. Tai paskutinis žingsnis liko tik tai praktiškai tai įgyvendinti ugdymo įstaigose. Kauno rajono savivaldybė tikrai galvoja, kaip paskatinti mokytojus, kaip padėti jiems. Jau kelintus metus mes turim vadinamą mokytojo krepšelį. Kauno rajono savivaldybė kompensuoja dalį kelionės išlaidų, nuvykti į darbą ir parvykti. Prisimenam visada mokytojus per tradicinius renginius. Turim ir geriausio mokytojo rinkimus ir mokytojus tikrai matom visada šalia mokinių pasiekimų. Kauno rajono savivaldybė įvertindama tai, kad tikrai tėvams pakankamai didelė našta išleidžiant vaikus į 1-ąją klasę supirkti reikmenis. Savivaldybė pasirūpino, kad kiekvienas vaikas gautų būtinus priemonės. Tai kiekvienam mokiniui surinktas krepšelis už 75 eurus. Labai gražiai yra savo laiku parašęs Marcelijus Martinaitis, kad rašydami autobiografijas, dažniausiai po tėvų, mes prisimename mokyklą ir mokytojus. Dėl to, kad jie mus pastebėjo, aš noriu palinkėti visiems. Pastebėkime ir pakylėkime naujiems darbams ir iššūkiams kiekvieną.